Jo, Vladimirai, bet čia dar norėčiau pridėti prie savo klausimo. Štai tie žmonės, kurie manipuliuoja, juk jie apeliuoja skirtingai nei patikimi žiniasklaidos kanalai, apeliuoja ne į informacijos arba faktų patikimumą, o visų pirma, jie žaidžia viltimis, emocijomis, lūkesčiais, kai patikimi žiniasklaidos kanalai, apie kuriuos jūs kalbate, kurie paiso žurnalisto kodekso, kurie paiso objektyvumo, jie lyg tai atrodo kaip šalti ir abejingi, nes jie nekalba tą pačią vilties ir emocijų kalba ir tada atrodo, galbūt tai viena iš prielaidų, kodėl daugelis žmonių bėga nuo patikimų žiniasklaidos kanalų, nuo to, kad išsiaiškintų, kaip reikia suprasti informaciją, jie renkasi geriau melagingus kanalus, bet kurie paguodžia ir parodo jiems išeitį. Taip, Gintautai, dėkui. Mes tada dar giliau einame į komunikacijos teorijos klausimus ir kalbame dabar jau apie priežastis, kodėl yra taip, o ne kitaip. Na, aš asmeniškai labai seniai laikausi to požiūrio, kurį grindė ir argumentavo komunikacijos teoretikas Neilas Postmanas. Ir manau, kad viena svarbiausia priežasčių, dėl kurio viskas krypo jau pastarosius kelis dešimtmečius būtent ta, o ne kita vaga, yra vadinamosios pramoginės žurnalistikos, pramoginės žiniasklaidos įsigalėjimas ne tik pramogose, bet deja įsigalėjimas visur kur. Visoje kultūroje, visoje politikoje, politikos žurnalistikoje, analitikoje ir panašiai. Labai didelis pramogos elementas. Ir kai žmonės nebepriima informacijos be pramogos elemento, be pramogos pateikimo formos, kurį pritaikyta pramogai, bet kurią norima matyti visur, įskaitant ir vadinamąją rimtą, tą hard žurnalistiką, na tai yra bėda, kuri atveda štai į tokį norą pasitikėti iš esmės tais kalbėtojais arba tais kanalais, kurie pramoginiais pavydalais paprastai įbruka melą, propagandą ir kitus tokius dalykus. Na, aš net nežinau, koks čia būtų geras pavyzdys, kalbant apie tas pačias pramogas, tai čia labai sunku pataikyti į visas kartas iš karto, kurios žino, kas yra tas arba anas. Bet dabar pastaruoju metu labai aktyviai reiškiasi ne tik dėl Ukrainos, bet ir ypač dėl artimųjų rytų, jau seniai tą daro garsusis kažkada subyrėjusios Pink Floyd grupės lyderis Rogeris Watersas. Tai jis, ko gero, mano supratimu, jis labai gerai atitinka štai tai, apie ką aš kalbu ir ką turėjo galvoje Neilas Postmanas, kai kalbėjo, kad supratimą politikos labai smarkiai gadina būtent mėginimas per pramoginiais pavydalais kalbėti apie rimtus dalykus. Tai Rogeris Watersas yra būtent tas žmogus, kuris ateina iš pramogų pasaulio ir įgyjęs jame pramoginį autoritetą, mėgina autoritetingai kalbėti ir apie politiką. Kai jis daro kažkokius prorusiškus pareiškimus ir ką jis labai seniai daro, gindamas iš esmės arabų teroristus konflikte su Izraeliu. Jis tą daro labai kryptingai, labai seniai ir įgyjęs autoritetą būtent pramogų pasaulyje, jis jį perkelia į politikos pasaulį ir savo didžiulį auditorijai mėgina sakyti, na žiūrėkit, jeigu jūs jau manim tikite, aš jums esu Dievas, tai girdėkite Dievo žodį. Hamas, Hezbollah dirba gerą darbą, jie išvaduotojai, o Izraelis yra teroristai. Tai kai tokius dalykus autoritetingai savo didžiuliams, 100-milijoninėms auditorijoms sako tokie dievukai, žinoma, tai skamba įtikinamai, žinoma, jie linkia jais patikėti. O koks yra Rogerio Waterso intelektas, supratimas apie politiką, jei mes turėtume galimybę tai patikrinti, pamatytume ten labai, aš manau, liūdnų vaizdų. Kai kažkada panašiai apie 92 metais pasirodė Waterso solinis albumas I'm Used to Death, prisilinksminom iki mirties. Ir prieš tai pasirodė Neilo Postmano knyga, kuri skamba panašiai, Amusing Ourselves to Death. Tai buvo paklaustas viename interviu, Postmanas, žiūrėkit, jūs gal su Watersu labai sutarėt šito klausimu, sako, baikit, aš tokiam nesąmonėm nesidomiu, man tai tiesiog neįdomu, jis tai atsakydamas taip paniekino Watersą, bet manau, kad labai pagristai, nes iš tikrųjų nereikia klijuoti
pramoginio pasaulio teiginių, kažkokių tekstukų, dievukų ir panašių dalykų, prie to, kas yra rimta, kai kalbam apie labai rimtus dalykus. Postmanas tiesiog kratėsi šito savo lyginimo su Watersu ir jo albumu, kurio pavadinimas skambėjo panašiai kaip Postmano knygos. Tai čia, aš manau, yra tas pavyzdys. Pramogų pasaulio autoritetai, pramogų pasaulio lyderiai, tegu ir lieka pramogų pasaulyje, nepretenduodami įtikinti savo auditorijų apie politinės kažkokias tiesas ar netiesas. Pavyzdžiui, Waterso bendražygis Gilmoras nebando aiškinti, kas ten geri, kas blogi yra artimuosiuose rytuose, niekada to nedarė, kitaip ne Watersas. Nemėgino politizuoti, kaip sakyt, monetizuoti savo autoriteto uždirbto pramogų pasaulyje. Tokiu būdu kitaip nei Watersas. Ir tikrai reikėtų gerbti būtent tos pramogų pasaulio atstovus, kurie kitaip nei tas pas Watersas arba daugelis Hollywoodo žvaigždžių savo įgytą autoritetą mėgina pritaikyti politiniais tikslais, mėgindami save pateikti kaip išmanančius, kas vyksta pasaulyje ir norinčius tiems milijonams savo gerbėjų paaiškinti, kas vyksta. Nedaug dievė, bet dėja tai vyksta. Tai turi didžiulį neigiamą poveikį tai pačiai Jungtinių valstijų viso pasaulio auditorijai, kuriems tie žmonės yra žvaigždės. Jie jas tiki šventai, kaip dievais, ir kai tie dievai pradeda nusišnekėti, ką jie dažnai labai daro, kai pradeda kalbėti apie politiką, dėja jais irgi tikima tokiai situacijai. Tai aš manau, tai geriausiai iliustruoja tą Postmano mintį, kad geriau nereikia pramogų pasaulio dalykų perkelinėti taip tiesmukai į rimtas sferas. Na, kalbant apie tą pramoginį elementą, pasirodo, kad ir ganėtinai rimtų gebėjimų turintis analitikai, tokie kaip Salavėjus, kuris buvo garsus jau keletą metų su savais podcastais, dabar tapo dar įdomesnis daugam dėl jo anoniminio, reiškias, Telegram kanalo pareiškimo, kaip jis ten vadinasi, general pavadinimas, daug kas kurį laiką neiššifravo, kad tai Salavėjaus tinklapis, kuriame buvo paskelbta, kad įvyko konstatavimas medicininis, kad Vladimiras Putinas yra miręs ir kad sulig tuo įvyko perversmas, politinis perversmas Rusijoje, nes valdo antrininkas, o antrininką valdo gal Patruševas, gal visa FSB, gal dar kas nors. Ir štai čia irgi atsiranda toks literatūrinis žanras su pramoginiu politiniu elementu, kurį vis dėlto pacitavo ir Amerikos autoritetingi tinklapiai. Ir štai iškyla klausimas, kiek gali sau leisti vienas analitikas, ir kuris įtakingas rytų vidurio Europos šitame rusakalbėme pasaulyje, irgi sukelia daug lūkesčių, kaip Feiginas gražiai pasakė, taip, aš noriu Putino mirties ir mes čia visi jos norime, bet argi mes galime rimtai traktuoti šį jo teiginį, kuomet jis negali nurodyti savo šaltinių, išskyrus abstrakciją, kad jis sužinojo iš labai artimų Kremliaus rato, visos tos aplinkos. Kaip jūs žiūrite už tai tokį elementą, kuomet ne roko žvaigždė postringauja, bet kaip ir neva opozicionierius valdžios analitikas ir štai įveda tokį literatūrinį pramoginį elementą? Iš tikrųjų labai daug ir politikos ir politikos analizės pasaulio žvaigždžių yra įtakingi cinikai ir įtakingi kvailiai, kartais reikia tą pripažinti, kai siekiama tiesiog kuo didesnės auditorijos, tai įvairios priemonės yra naudojamos, tarp jų ir atviras apgaudinėjimas ir kalbėjimas apie sąmokslo teorijas, tų sąmokslo teorijų mėginimas jas pagrįsti. Taip, tai pritraukia labai daug žmonių, kaip mes kalbėjome, neturėtume mes turbūt vaidinti, kad yra kitaip ir 90% visuomenės yra tokie 100% švietimo epochos produktai. Racionaliai mąstantis, daug ko išmokę, daug ką suprantantis ir pagal savo tą žinojimą aukšto lygio priimantis sprendimus, ką jiems žiūrėti, ko jiems tikėti padarai. Yra viskas atvirkščiai. Ir tikrai didžioji, o kalbant apie Rusiją, tai apskritai liūdnas vaizdas ir ten įtikinti
didelės auditorijos visiškom nesąmonėm yra labai paprasta. Bet dėja paprasta yra įtikinti ir nemažą dalį vakarų auditorijų. Ir jeigu Rusijoje toks koks nors Solovėjus atsiranda, kuris kalba visiškus vėjus, kai mes išgirstame kokį nors analitiką, kabutėse, pranešantį, kad jūs visi nežinote, bet aš tai žinau, kad Putinas serga ir greitai mirs, tai iš karto reikia išjungti tokį kanalą. Tai tiesiog natūrali reakcija yra į... Anksčiau, žinot, turbūt prisimenat, toks rusų kanalas jau labai seniai, REN-TV buvo. Tai ten buvo koncentratas apie ateivius, tenai viskas, ko mes nežinome, o tie, kurie tą kanalą, kurie laidų vedėjai, jie žino, kad visi tie ateiviai buvo, ką jie veikia, kur jie pasirodė. Žodžiu, ten viską apie dvasias įvairias, poltergeistus, jie ten daug laidų turėjo irgi, viskas tame kanale, ko mes nežinome, ten visi žino, kas tame kanale rodėsi. Tai dabar čia tai, ką mes matome įvairiuose YouTube kanaluose Solovėjaus ir panašių pavydų, tai yra tiesiog diversifikuotas REN-TV. Ir, jeigu mes norim tiesiog pramogos, ten, nežinau, sunku užmigti nepasiklausus nesąmonių, tai be abejo verta to pasiklausyti kaip priemonės užmigti arba priemonės pralinksmėti po sunkios dienos. Bet tai yra elementarūs dalykai. Jeigu žmogus, kuris tikrai nėra net jokių menkiausių prielaidų manyti, kad jis gali tokius dalykus žinoti, tai kodėl mes turėtume apskritai klausytis girdėti, kad ir koks jis kažkada būtų buvęs artimas ten kokiam nors svarbiam politikos veikėjui, tai nereiškia, kad jis šiuo metu kažką žino geriau, kad jis žino daugiau, kad jis turi tų šaltinių. Tai vėlgi yra tokia saviapgaulė, kai mes ieškome atsakymų į tikrai sunkius, jautrius klausimus ir kai o tokių paprastų atsakymų nėra, bet mums jų labai reikia ir mes randame pagaliau tą Solovėjų, kuris mums viską paaiškins. Ir tiesiog, tai yra, gal aš nežinau, tai turi kažkokį psichoterapinį poveikį tai daliai visuomenės, kuri tiesiog blogai jaučiasi. Pastaruoju metu yra labai daug neigiamos informacijos, labai daug vyksta baisių dalykų, žmonės trumpai ir paprastai kalbant bijo trečiojo pasaulinio karo. Ir jeigu atsiranda Solovėjus, kuris man bent jau paaiškina, kas čia vyksta aplinkui, ir jie jaučiasi dabar geriau žino. Jeigu jis juos pradžiugina, Putinas serga greitai numirs, tai jie jau ir klausosi, jie nori tiesiog išgirsti gerų naujienų kartais, kad ir kokios tos naujienos būtų keistos, kvailos ir nepagrįstos. Tai čia yra, amžina problema. Bet kas blogiausia yra, kad, pavyzdžiui, Solovėjus visą tai išdėstė Gordono podcast'e ir to podcast'o klausėsi ir labai daug rimtų analitikų. Ir kas svarbiausia, Gordono podcast'uose pasirodo tokie žmonės kaip Garis Kasparovas su puikia analize Ukrainos karo. Ir štai dabar toje pačioje laidoje mes išvystame svečius visiškai skirtingo kalibro. Ir žiūrovas tada susidaro įspūdį, kad visi pakviestieji yra kaip ir vienodo kalibro, vienodos vertės. Ir štai čia atsiranda sumaištis. Jeigu Solovėjaus nebeatskirsime nuo Gario Kasparovo, gal čia problema paties Gordono, kad jisai nebediferencijuoja, ką jis kviečiasi į laidą. Gal jis dėl reitingų tai daro? Gal aš pridėsiu prie to paties, noriu lygiai tą patį komentarą, tik tai plačiau, nes Gordonas ne tas asmo, kuris labai įkvėptų, nes jis į savo laidų metu dar populiarina ir savo įvairius saldainius ir gėrimus. Ir jo laidai yra tikrai, jis nepretenduoja į gilę analitinę laidą, veikiau į tokį, sakykime, infotainmentą, informacinį pasilinksminimą, apie kurį Vladimirai jūs kalbėjot. Bet yra žurnalistai, kurie panašiai kaip Gordonas kviečiasi panašius asmenius kaip Solovėjus į savo laidas ir masiškai. Tas pats, sakykime, televizijos kanalas Dožd, jame Solovėjus nuolatos pasirodo. Arba buvęs Echa Maskvy Venediktovo, dabar Gvosti vadinasi, irgi kviečiasi ir kalbasi su šituo asmenį. Ir ne tik su juo, aš nenorėčiau čia perdėti, kad būtent šis asmos, nes gali bet koks būti su pramogomis susijęs Rusijos saugumo karininkas arba kažkoks, kuriam yra pavesta tai daryti, ir jie pakliūna į tokias laidas. Tai kai jūs kalbate apie rimtą žurnalistiką, tai kur ta rimta žurnalistika, jeigu Solovėjus panašus asmenys gali pakliūti ne tik į Gordono, bet ir įvairias kitas rimtesnės televizijas ir radijus?
Na, apie Gordoną iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad tai yra tai, ką Gintautai jūs ir sakote. Pirmiausia, tai yra verslininkas ir jis ieško naudos savo kanalui, savo pačiam, ir tai yra gana turtingas verslininkas. O tai reiškia, kad jis tos naudos randa, sugeba rasti. Ir tą reikia turėti galvoje. Kitas dalykas, jis tikrai yra talentingas kaip žurnalistas, kaip interviu darantis žurnalistas, turi jis tą talentą, iš tikrųjų sugeba patraukti dėmesį, bet taip pat turime puikiai suprasti, kad tą talentą jis naudoja irgi nebūtinai tais tikslais ir vadovaudamasis tais principais, kurie yra būdingi profesionaliai žurnalistikai. Patikti ir įtikti yra ne tas pats, kas būti objektyviam, kas yra svarbiausia žurnalistikui, ir ieškoti tiesos. Jis pirmiausia ieško populiarumo. Dažnai labai tas populiarumo ieškojimas jo laidose, jo veikloje užgožia, mano supratimu, tiesos ieškojimą, bet taip iš tikrųjų dėl Gordono jau viskas sudėtingiau, nei dėl kokio nors Solovėjaus, sakykime. Čia jau tikrai reikia pradėti gilintis į tai, kodėl žmogui, kuris klaustų, kaip čia man dabar atsirinkti, ką žiūrėti, ko nežiūrėti, ko tikėti, ko netikėti. Dėl Gordono, žinoma, sudėtingiau. Čia jau reiktų kalbėti ir apie tą infotainmentą, būtent, kuris įsiveržė į mūsų gyvenimus per žiniasklaidą ir sujaukia viską ir žmonės praranda orientyrus, kas yra profesionalu ir kas ne. Ir taip Gordonas būtent atlieka tą subtilų rimtos ir nerimtos žurnalistikos sumaišymo veiksmą, kuris jo laidose labai aiškiai matyti galbūt profesionaliai akimi, bet daug sunkiau išvelgiamas žmogui, kuris tiesiog ieško atsakymų į klausimą, kurie jam kyla kasdienėme gyvenime. Jis mano, kad tai yra žurnalistika ir iš dalies jis teisus, kaip sakytų Postmanas, tas yra baisiausia, kad tai teisus jis yra iš dalies, o ta kita dalis yra būtent verslas, pramoga, pinigų uždirbinėjimas, kur jokie objektyvumo ar moralės standartai gali ir nebegalioti. Gordonui, aš manau, kartais jie ir negalioja. Dabar kalbant apie, tai dar sudėtingesnis klausimas, dabar Benediktovas, Dožd ir visa šita kompanija. Tai čia mes turėtume kalbėti ne tik apie žiniasklaidą, ne tik apie žurnalistiką, bet ir pirmiausia apie Rusiją. Kas dabar vyksta Rusijoje ir kaip atrodo jos valdžia ir opozicija. Visi šitie žmonės yra iš esmės Rusijos opozicijos atstovai pirmiausia. Tik po to jie yra žurnalistai ir visa kita, istorikai ten ir panašiai, rašytojai. Būdami Rusijos opozicijos atstovai, jie turi priimti ir gyventi toje tikrovėje, kuri dabar yra, ir galbūt ilgai joje gyventi. Jie kūrė savo tos gyvenimus, kūrė savo galimybės, galimybių laukas, tengiasi, žinoma, jį plėsti. Taip, jie visi nori gyventi, daugelis jų nori, aš manau, kaip ir daugelis mūsų, gyventi kuo geriau ir gerai. Jie stengiasi tai daryti kaip gali. O kaip jiems to pasiekti? Pirmas dalykas, jie turi būtinai save pozicionuoti kaip Rusijos opozicija, kitaip jie negaus tos vakarų paramos, kuriems padeda gyventi ir gyventi gerai. Antras dalykas, jie turėtų, tam, kad jie galėtų to pasiekti, to pirmojo tikslo, jie turi įtikinti vakarų auditorijos ir ekspertus vakarų ir politikus, kad jie išmano gerai ir išmano geriau tai, apie ką jie kalba. Ir tą jie irgi sugeba pasiekti. Daugelis jų yra visai geri savo sričių profesionalai. Ir dabar ką mes matome, jie atvyksta į vakarus, jie turi kažkokius savo kanalus, ten Khodorkovskio visą kitą. Ir čia jie sako, žiūrėkit, jūs čia vakaruose pridarėt krūvą klaidų, Rusijos jūs niekada nesupratot, kaip mes matome, ir nesuprantat toliau, ją suprantame mes, nes mes atvykstame iš vidaus, todėl paklausykit mūsų, mes jums viską paaiškinsim. Tai yra labai gera, tokia patogi pozicija. Mes žinom geriau, nes mes iš ten, ir mes ne jie, mes ne su Putinu, mes prieš. Visos sąlygos įvykdytos. Jie puikiai gali dirbti, gyventi, kurti savo verslą. Atvirai kalbėkime, visi tie kanalai, jų milijoninės iš tikrųjų auditorijos. Netaip seniai teko kalbėtis su Estijoje gyvenančiu šiuo metu rusų žymiu rašytoju Michailu Veleriu, kuris taip tiesiai šviesiai ir sako, klausykit, ką aš ten per jūsų tos Lietuvos kanalus šnekėsiu. Jūs mane supraskit. Aš kokiam nors YouTube'iniam Khodorkovskio kanale pakalbu ir mane žiūri ten milijonas žiūrovų. O aš ten užimu ne pirmą ir ne antrą vietą, o 8 ar 10 su tokiu kiekiu žiūrovų. Tai ką man tai jūsų Lietuva? Jie skaičiuoja taip, ten viskas yra paprasta, viskas labai ciniška, bet svarbiausia yra tai, kad jie irgi nekelia savo kaip pagrindinio tikslo tiesos ieškojimo, kas yra svarbiausia, ir filosofija, ir žiniasklaida, ieškoti tiesos. Nežinoti ją, niekas mes jos galutinės nežinom, bet eiti tuo keliu. Ir jie neina tuo keliu, jie eina kitais keliais. Taip, jeigu pakeliui galima kažkur tai dar ar parodyti, kad ieško ir jos, tai taip, visai faina. Bet jų tikslai yra dėja kiti. Jie yra politiniai, geriausiu atveju yra buitiniai, gerai gyventi, būti populiariems, išparduoti savo kokį nors eilinės knygos apie Rusiją tiražą
kokiam nors rašytojui Michailui Zigariui, kuris taip pat vakaruose traktuojamas kaip puikiai suprantantis, kas yra Rusija, o paskaitykit jo knygas apie Rusiją. Kuo ten skirsis mėginimas pateisinti tokią Rusiją, kokia ji yra, nuo tų mėginimų, kurios atlieka didysis istorikas Putinas ir jam tarnaujanti Rusijos akademija arba Rusijos literatūra, kuri nėra draudžiama. Tai yra iš esmės tie patys bandymai pateisinti Rusiją kaip vakarams priešišką civilizaciją, bet pateisinti tokiais būdais, kurie būtų tinkami patiems vakarams. O štai kas yra iš esmės ta pasklidusi dabar vakaruose Rusijos opozicija. Jų labai panašus tikslai Kremliaus. Jie nori pasakyti, ne, mes esam geri. Taip, Putinas blogas, bet Rusija tokia, kokia ji yra. Ji ne tik, kad gali kažkur tai būti šviesa tunelio gale. Ne, žiūrėkit, ji istoriškai yra faina. Ir istorikas Andrėjus Zubovas sakys, Rusija yra vakarų dalis ir visada buvo. Ji tik dėl nepalankių aplinkybių po 17 metų trumpam atitrūko. Bet visais kitais atžvilgiais Andrėjaus Zubovo požiūriu, tai yra tikrai mielas, gerbtinas žmogus, daug darbo atlikęs istorikas. Bet štai jis jūs tikins, kad Rusija yra vakarų dalis. Kad Rusija lygiai tokia pati tik 10 arba 20 metų 19 ir 18 amžiuje atsilikdavo nuo vakarų. Bet sakys visiškai tas pats. Rusijoje taip absoliutizmas, vienvaldystė, visa kita, bet ir vakaruose buvo, pasižiūrėkime, Prancūzijos absoliutinė monarchija. Rusijoje labai ilgai užtruko valstietijos įkalinimas. Servdom, bet tai, žiūrėkit, sakys, Amerikoje vergystė buvo iki 19 amžiaus 70-mečio. Tai kuo Rusija blogesnė? Ir štai jis užvers jūs tokiais argumentais, kurie jūs tarytum taip gali priversti patikėti. Taip, klausykit, Rusija nieko nesiskiria. Vakaruose buvo imperijose, Rusija buvo imperija, viskas tas pats. Na, bet taip, jis pripažins, 17 metais atėjo Rusija blogis, kurį reikia išvaryti ir Rusija vėl grįš į Europos glėbį. Bet nebūtinai viskas yra taip, kaip jis sako. Bet jeigu mes paklausysim ir kitų opozicijų atstovų, rašytojų, tokių kaip Zigaris, žurnalistų, tokių kaip Venediktovas, ir aš galiu vardyti labai ilgai, tai naratyvas labai panašus. Kaip ir Putino. Rusija buvo teisi ir pasauliniuose karuose ir kitose situacijose. Rusija šiaip iš esmės buvo gera, tik jai vis kažkaip nepasisekdavo. Kažkas vis įvykdavo, kas ją išmušdavo iš vėžių. O pačios vėžės, Rusijos istorinės, civilizacinės vėžės, geros. Mes galim su jomis sugyventi, mes galim su jomis draugauti. Bet mums trukdo, kaip sakė kitas toks pat opozicionierius, ponas Pivovarovas, trukdo visokie tokie kaip Baltijos šalis, kurie vis nori mus sukiršinti su vakarais, kurie su savo nevisavertiškumo kompleksu, su savo isteriškais požiūriais į praeitį, nori matyti priešus, nori visus sukiršinti, bet o jeigu ne jie, ne tie kiršintojai, tai mes puikiai sutartume ir dėl praeities, ir dėl dabarties, ir dėl ateities. Aš labai trumpai, labai glaustai susakau tą vaizdą, tiesiog noriu pasakyti, kad jau dabar mes kalbam ne apie žurnalistiką ir ne apie infotainmento įsiveržimą, mes kalbam apie Rusiją kaip reiškinį ir tas reiškinys yra labai sudėtingas, šiuo atveju jis yra dvejopas. Yra Rusijos propaganda, kuris sklinda iš Kremliaus ir yra Rusijos propaganda, kuris sklinda iš vadinamosios Rusijos opozicijos ir kuriai mes patys suteikime tribūną įvairiose Russia forumuose ir panašiose renginiuose. Taip, jūs Gintautai tikrai galėtumėt paantrinti ir taip pat dar... Aš žinoma, kad pritariu visam, ką čia kalbėjo Vladimiras, visą laiką tik tai galvojau tokį retorinį veikiau klausimą. Štai šitos, sakykime, maišytos tiesos ir melo mašinos, kurios nori būti ir žiniasklaida, o kita vertus ir pasilinksminimu, ir kartu politika, siekti tam tikros politinės įtakos. Ir jos, kai prisikaupia labai daug melo, kodėl jos nebankrutuoja? Štai klausimas, kodėl bankrotas, kaip rinkos, sakykime, ar politinis bankrotas jų nepaveikia. Štai aš visą laiką su nuostaba, kad ir grįžtant prie to paties Solovėjaus, kodėl jis nebankrutuoja. Kodėl štai neatsitinka tas sprogimas, kada pasakys, žinot, tamsta jau jūsų čia reitingai minusiniai, mes niekaip jūsų nebegalim niekur neįsileisti. Bet mes nematom bankroto. Kokia jūsų nuomonė apie melagingos žiniasklaidos bankrotą? Na, aš manau, kad meluojanti žiniasklaida nebankrutuoja todėl, kad iš metų į metus ir šimtmečius ir tūkstantmečius kartojasi ta pati Sokrato istorija,
Sokrato ir jo teisėjų ir visuomenės, kurie jo teisėjams pritarė istoriją. Žmonės, dauguma žmonių masės, jos nenori tiesos. Jos nesiekia tiesos taip, kaip jos siekia Sokratas. Filosofija ir žurnalistika štai turi tą vieną panašumą, iš tikrųjų tai, kad jų principas, jų prigimtis, jų prigimtinė paskirtis, kaip sakytų Aristotelis, yra teleologiškai kalbant siekti tiesos. Tokia jų paskirtis, kaip šautuvo šaudyti, kaip transporto transportuoti, jų paskirtis yra ieškoti tiesos. Ir ši žurnalistikos paskirtis, tas jos gerasis filosofinis tikslas, labai dažnai iš tikrųjų prasilenkia su jos vartotojų lūkesčiais. Filosofijai nėra svarbu, ką galvoja jos potencialūs vartotojai. Jeigu jie nusisuks, tegu nusisuka. Filosofas dėl to neverks. O štai žurnalistikoje situacija yra kitokia. Jai tenka gyventi komercijos pasaulyje, vadovautis paklausos ir pasiūlos dėsniais, ir jeigu paklausa dingsta ir pasirinkimas yra tarp tiesos ir tarp paklausos, labai dažnai žurnalistika renkasi vis dėlto paklausą. Ir ji taip gyvena labai seniai, dėja taip yra. Ir tai, kad išlieka ir nebankrutuoja tie, kurie nusigrėžia nuo tiesos ir pasirenka paklausą, tai kaip tik yra ganėtinai natūralu. Nenatūralu dėja yra tai, kad dar šiek tiek išlieka ir tos žurnalistikos, kuri stengiasi vadovautis būtent tiesa. Aš prisimenu, kai prieš karą Ukrainoje Vladimiro Solovjovo propagandinėje laidoje Vakaras su Solovjovo, jo mylima propagandistė Simonen, kaip jį ragino efektyviai užpulti Ukrainą, išgelbėti Ukrainą nuo militarizacijos ir nuo stojimo į NATO, nuo antisemitizmo ir taip toliau, ir kad būtini tie kariniai veiksmai. Ir prieš keletą mėnesių toje pačioje laidoje tas pats asmuo, ta pati Simonen, pareiškė, что нельзя выиграть войну против братского народа. Ir tai visiškai kitas naratyvas, visiškai kita pozicija, bet nemotais, kad pati savo prieštarauja. Ir štai tas pats vedantysis tos pačios laidos Solovjovas, kuris prieš metus ar kada tvirtino, kad jis turėdamas žydiškų šaknų, esant reikalui gintų Izraelį, dabargi sako, kad visų pirma jis turi ginti Rusiją, nes jis Rusijos pilietis. Ir dabar be jokių problemų stoja Hamas Palestinos pusėje ir jau nusisuka nuo Izraelio, nes tiesa jiems visiškai nesvarbi, tačiau laidos metu angažuojasi neva kažkokiai tai tariamai tiesai, kurie pagal poreikius bet kada vėl apvers aukštyn kojom. Iš tikrųjų, vidinio neprieštaravimo taisyklė galioja akademijai, analitikoje, bet ji tikrai negalioja populiarioje žiniasklaidoje, kur ir ne tik dėl to, kad ten žmonės nepasirengę yra kritiškai apskritai mąstyti, bet to, kad jie net nesistengia prisiminti, kas buvo vakar, užvakar, ar jo labiau prieš mėnesį, o ką ir kalbėti prieš metus, dvejus. Jie tiesiog to neatsimena. Ir kadangi jie dar apie tai ir nemąsto, ir nereflektuoja savo požiūrį į tai, tai labai paprasta tiems žmonėms yra vieną dieną kalbėti vieną, kitą dieną kitą, ir jie tikės abiem tiesom, kabutėse, net jeigu jos vieną kitai prieštarauja. Tai čia yra vėlgi auditorijų, mūsų šiuolaikinių auditorijų ne tik tai mąstymo, bet ir labai trumpos atminties problema. Iš tikrųjų, jeigu praeina daugiau nei savaitę laiko tarp kokių nors politinių aktualijų, tai labai sunku žmogui prisiminti, kas ten buvo aktualija. Ir dar prisiminti taip, kad ir neprieštarautų vieną kitai, tai čia jau per didelis reikalavimas mūsų paprastumo ir prieinamumo ieškantiems žmonėms. Ačiū Jums labai už nuostabias analitinės įžvalgas ir tikiuosi mes tęsime mūsų pokalbius. Čia jau mūsų antras podcastas su Vladimiru Laučiumi ir tikiuosi bus ir trečias ir ketvirtas. Ačiū Jums labai. Ačiū, Vladimirai.